Išvarom vėl. Ryčka vėl neišvaro. Jau trečias video, kur aš neužėsiu. Jeigu nedaugiau. Все, давай. Greičiau. Čia pas mes spinta loja. Здорово. Kiek turiu? Esi turi? Turiu. Vandens, bulkučių? Tikras vyriškas. Su halatu. Jos dabar vardas būtų Žaneta. No offense to Žaneta. Today we're flying to Paris with my sister, with my brother, to visit our sister in Paris. Sprendžiam prancūzišką Duolingo prieš skrydį, kad mokėtumėm jau kalbėti prancūziškai. O jeigu jūs norite išmokti prancūzų, anglų, matkę, geografiją, istoriją ar dar belė kokį dalyką, kuris jums sunkiau sekasi mokykloje, eikite į mokosi.lt, pasirinkite dalyką, kuris jums mokykloje sekasi sunkiausiai, pasirinkite jums patinkantį mokytoją, pavyzdžiui, Rokas. Bum. Ir kas kieta yra tai, kad jūs galite tiesiog mokytis, kada jums yra patogu. Visos pamokos vyksta online, tai iš namų jums niekur išeiti nereikės. Mokosi.lt su kodu TALAZANA gausit 10% nuolaidą. Pačekinkit, pabandykit, ne tik pasikelsit pažymius, bet ir geriau mokėsit dalykus. Čia skrendam. Davai, Rokai. Šitas skrydis padovanoja mums Lina visiems, nes jinai dabar gyvena Paryžiuje. Visi gavom vidurinės kėdės, Rokas 30 eiliai, mes ten priegi kažkur. Tikiuosi, nieks prie manęs nesėdės. Aš čia, ja va čia, dėjama ten pačiam priegi, kur daug vietos. Rokas, neparodysiu jau dabar. Žiauriai pasisekė, vienintelė vieta visam lėktuve laisva buvo prie Ievos, tai mes dabar abudu sėdim. Tokį gavau per airdropą iš piloto. Welcome to France. Hello. Nu kaip tau ten gale? Blogai? Gerai, bet tavęs buvo. 4 tickets. 72, please. Thank you. Ai man. 7 eurų kainavo dabar visiems nuvažiuoju dar iki miesto. Nu, brat, negražinsiu. Čia tokia bilti gal jau beilės, jeigu už toką kainą. Nu ką, į galiorką eina. Reik bliutufinę kolonkę paimti ir galiorką. Vėl gaubo tos. Užėmė gal. Atkirsim. Tu paslinksinė? Tu nenori čia? Nu tai čia nesaugu. No chance. Kaip prancūziškai keiktis. Skue. Esame autobuse. Kaip patogumas? Kol kas, nu kokie 6. Ir dar kaina 18 eurų vienam žmogui vieną pusę. Tai vien dėl šito vienos. Patogumas vienas. Gerai, dabar reikia valandą 15 minučių maždaug važiuoti iki centro. Reisim su taksu. Ore! Jau įlindo jinai priekį. Atzaraza. O kas dar jau žinot kaip Klaipėdai. Visai toli čia nuo centro tas mūsų viešbutis. Talzunas, kad mes galėtumėm stay in hotelį su nepilnamečiu. Reikia kažkokio tėvų sutikimo. Tai gerai, kad turim tėvų sutikimą skrydžiui. Tai, bet jis lietuviškas, tai darėm dabar tetutė išėjo kažkur. Kambarys 6 aukšte, pažiūrėsim. Einam liftas, sakom, nu kartais liftas neveikia, bet nu viskas gerai. O Jėzus kaip karštai. Wow. Kaip pircala. O, wow. O kur tu Ulkas? Tai jaučiaus kaip laive, ne? Jo, sakau kaip laive. O kriauklė šitam? What the fuck? Nu čia ir gavom hotelį fainą. O žiūrėk, matos Eifelio bokštus. No way. No way. Sakiau į river reikėjo. Mūsų klausė, ar į šitą pusę norit, ar į kitą pusę, kur tylesnė, kad ne prie gatvės. Sakau į šitą. Ir dabar matosi. Didžiavo Eifelį. Toksai tulikas plastikinis. Oh shit, šviesai. Atrodo, kad pirmą kartą pamačiau. Šitas radiatorius yra žiauriai karštas, bet ant jo parašyta 19 laipsnių. Challenge accepted. Aš nesuprantu, kur visas mechanizmas. O kodėl nepaklota? Realiai. Ieva, nenorėjai man padėti ir nepadėti. Kam čia savo juodas panagės kiši? Oi, kontentą. Gerai, viskas, kontra. Aš jau nemegosiu. Čia gal kažkas lengvai taip. Varom kažkur pavalgyti, susitiksim su Lina, mes jos nematėm kokį mėnesį.
Nespaudinėk, tu patal šitas turliftas toks... Kam tas veidrodukas? Kamera. Hi! Здорово! Kodėl jis išėjo? Gal nenorėjom pagatomą, dėdavėt mūsų biudžetinio kambario. Mes einam. Viso hebrytė, o tai pasivaikščiot. Oras puikus. Toks burgeriukas. Ir saloto, aišku, nepagailėta yra. Padažas aš toks kaip mano kaldro. Likom 3, Ieva išvarė miegot pas Liną ir Igną. And we're back! Kai nukrekino Morisas. Žiūrėk, bokštą užgesina. Kiek valandų? The fuck? Ne, nu what the fuck? Labas rytas! Nu, keliamės. Davai. Oras purškintis ir taip nemalonu, nes negali veido atpalaiduoti, nes lašai visą laiką lašai ir toks turėjai. Žiūrėkit, kai tas pliusas varo. Čia jaučiu tokia gera vaistinė yra. Žiūrėk. Visi čia su tais mandrais pliusais pasirašę yra kontraktą. Čia va yra, kad negalima eit, va ten yra paslydęs vienas ženklas. Įkeli video visi komentatoriai. Got the tickets. Kažkam neišmetė aparatas. Esame metro, važiuojame iki Arkos. Roko pirmas kartas metro, kiek vertini? Ačiū už įvertinimą. Stipriai. Čia taip Paryžius sutinku. Dėm, kur tu dėkai? Dėm, mažas vaikas. Paris is all about pancakes with Nutella. Ai, kaip skanu. Čia legit. Tai va, išeinu iš partijos, sako, važiuosi dabar su Ferrari. Ir dar sakau, o šitas mano nemėgstamiausias modelis. Ir man tikrai Kalifornija Ferrari nemėgstamiausias modelis. Ir sako, važiuosi dabar su Ferrari. Su gimtainiu, nupirkom čia tau, pramogą, turistinę. Nu ką, žinai, netisakysi pavairuoti vis tiek. Ne, nu gal ir nėra nemėgstamiausias. Toks vairas. Viskas išplyšė, čia kas dega, padanga kiaura. Sakė, nespaus šaltas variklį. Šiaip tai kieta. Kaina per maža, 5 lūjai. Važiuojam. Nuo šviesoforo iki šviesoforo. Linksmiausiai. Nu, imsim Teslą. Visos Andriaus svajonių mašinas, išskyrus šitas Ferrari. Testinam! Gerai! Policija. Jau stabdo Andrių, blemba. Smagu, jo. Jau smagu. Jo, geras. Galios jaučiu, kad yra. Būčiau paėmęs lamą, bet norėjau važiuoti irgi kartu. Atsiprašau. Ir daug geriau, aš vienas čia būčiau tas. Yeah. I know the police, where is the police? Okay. How much is this car? This model we paid in 5 years ago 180,000 euros. Nu va, grįžtam. Do you want to take the park for you? I can park it. Are you sure? Yeah. Žiūrim parkingo skilus, Andriuko. Perfect. He's good driver, yeah? I think it's a very good drive. Visi kontrolsai yra ant vairo, posūkiai ant vairo, tai pripratęs važiuoju ir nori posūkius rodyti su šitais. Tada čia įsėdu galvoju, kur čia revers, kaip reversą jungt. Tai pasirodo nusitrynęs visas reversas, čia reiks spaust. Čia visi kilimukai praplyšę, tada čia yra tipo užvesti variklį, tai bet kad šitas veiktų, reikia pirmą pasukti raktą, pasuki raktą ir tada tik užsiveda variklis. Nu tai toks. 2008 metų Ferraris. Bet šiaip važiuoti visai smagu buvo. Geras garsas, galios, aišku, nelabai daug kur buvo paspaust, bet galios visai daug jaučiasi, kad ir visi filmuoja aplinkui, važiuoja visi filmuoja. Tokį šobą radom. Norėčiau tokių namo. Oi. Ironmano šalmas kaip Dobrikas, kur turi, kur paskui ir atsidaro. Kai tik čia važiavam su Ferrariu, dabar einam pešiom. Started from the top, now we're at the bottom. Šitas jau koks skemas dalykas. Aš mačiau viduj ten tiesiog įdėta nauja kamera. Čia matosi tiesiog. Taip yra ekranas. Štai va nusipakęs sena kamera ir nauja kamera viduj įdėta. O, daro. Ar vienas skemas?
atsidarinėja vagis, jisai tada nusileis pro stogą ir pavoks visus beretės. Visą heistą daro, kad haistas. Berečių haistas. Crazy denelė, ne? Crazy. O, graži striukė. Užlipam vėl ant šitą stogą ir lauksime, kol pradės žibėt Eifelio bokštas. Davai vieną įdomesnį. Įdomesnį. 3, 2, 1, leis. Dar kartą. Biški pavėluoja pats bokštas. 16,300 PM. Sėdėkit, no. What the hell? No. Kur tu tiek nueidau? Noriu dabar pristatyti savo naujos dainos snipetą. Biški čia taip padainuosiu ir pažiūrėsim, ar žmonėm patiks. Nauja diena, nauji nuotykiai, taip sakant. Mes čia einam, darom visokius trikšotus su tokiu kamaliuku. Taip, nuo sienos ten kažką. Ir kaip metėm vieną, tai šoko į gatvę, atsitrenkė kažkokį furgoną. Bet atgavom, all good. Girdi, pakviesk man menedžerį. Na, aiškintis dėl striukės. Ką sakė? Sakė, nuims. Tiek laiptų. O Jėzus Marija šventoji dvasia apsaugokit mane. Berėtė. Aš to nutauriu. Tokia statuva, bum, su rūbais. Jo, bet čia ant laiptų gali bet you live only once. Eik tu. Žiūrėjau, tokį tikrai galiu išnupiešti. Nu. Kaip pavadinsi šitą paveikslą? Gabaritai. Gabaritas. Aš negaliu patikėti, kas čia per miestas. Žiūrėkit, viskas turi liežuvis. Batai su liežuvis, makaronai su liežuvis, kreklės su liežuvis, rokas su liežuvis. Vienai sučiu. Čia viskas suvaidinta, aš iš tikrųjų taip nežvengiu, žinokit, nebijokit manęs prieit prie miesto. Bičas kita pusė atsistojęs. Yeah, what you do? Are you happy to be in Paris? Nieko nepataikėm. Čia buvo mūsų Paryžiaus kelionė. Aš, Deivantė, Rokas, Talžūnas. Ieva, Talžūnaitė. Lina ir Ignas. Nežinom, kur jie dabar yra. Kiek vertinam kelionę? 10. 9,9. 9,5. Geri vertinimai iš mūsų. Smagu buvo. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Kitas video. Rytoj arba ne rytoj. Viso. You can